Pirmo veiksmo, pirmas dublis. Labas visiems, Tadas mano vardas. Šiandieną aš ne vienas, šalia manęs žmogus, kuris pats prisistatys ir jo vardas yra... Gytis. Ką Gyti čia veikia šį vakarą su manimi? Na, mane iškvietė iš tikrųjų dėl tokio labai svarbaus tikslo. Taip. Tai yra pagaminti valgyti. Kas yra labai svarbu šiandieninėme gyvenime, nes šiuolaikinis žmogus negali apsieiti be maisto. Ar ne, Tadai? Taip, svarbu maistas būtų kokybiškas ir labai skanus. Visiškai teisingai. Taigi šiandieną tą progą mes jums esame pasiruošę pristatyti lengvą, graikišką patiekalą, kurį pavadinčiau taip. Kai svečiai užpuola. Netikėtai, kai jie užpuola ir tiesiog daug jėgų nereikalaujantis patiekalas su labai nedaug ingredientų. O ingredientai šiam patiekalui yra reikalingi būtent šie. Tai yra česnakas, sūris, krevetės, pomidorai be savo odelių, alyvuogės. Taip pat naudosime prieskonius, juodieji maltieji pipirai rustika bei Provanso žolelės. Ir naudosime ekstra aliejų, alyvuogių aliejų. Labai nekalta. Labai ekstra virgin aliejų. Taip. Pradedam, ar ne? Pradėkime. Tai pradėk. Gerai. Pirmiausia, norėčiau, kad šitam patiekalui, kad pradėti jį gaminti, supjaustytum sūrį gabaliukais. Ir nuo pat pradžių man duoda sunku darbą. Kokiais? Gal aš pradėsiu? Gerai, aš pažiūrėsiu. Gerai, tiesiog supjaustykime labai plonais gabaliukais, o nepjaustykim, bet... Kiek čia centimetro stovis. Prašau. Gerai. Tai dabar Gyti, tu man pasakyk, kol pjaustai ir neturi ką veikti čia per daug. Taip. Tu dainininkas ar tu kulinaras? Dainuojantis ne kulinaras. Dainuojantis ne kulinaras. Tikrai ne. Bet prie geros kompanijos visai smagu išsikepti sumuštinių. Netgi taip. Mėgsti labiau juos, kai yra duona kvadratinė, vadinamoji forminė, ar tiesiog tas batonus įprastas? Na, dažniausiai naudoju pigesnį maistą, tai... Rinkėsi cento? Be abejo. Supratau. Gerai, sūris supjaustytas, jis keliauja į mūsų metalinę skardą ir šitą sūrį mes išklosime ant dugno. Kur Saulius paima stambų planą ir parodo, kaip aš tai darau. Gal nori pabandyti, labai fainai. Aš jaučiu, nes labai čia gražiai viskas atrodo. Na, labai Jau gražiai. viskas? Ne, tai gali daugiau dėti. Leidžiu. Čia galima ant viršaus. Taip, galima dėti ant viršaus. Tiesiog reikėtų uždengti tą pagrindą, sakykime, kad nematytume skardos dugno. Įvardykim tai taip. Kuo sūrio daugiau, tuo skaniau. Toliau, ką mes turime padaryti, tai savo sultyse marinuotus pomidorus be odelių imame ir pjauname per pusę. Nori išsitepti rankas? Ne. Na, aš jau su sūriu pakankamai išsitepiau. Tai esi baltarankis? Nesu rasistas, bet taip aš baltarankis. Supratau. Tai kol pjaustau pomidorus per pusę, aš pasakysiu, ką mes su jais toliau darysime. Ar tu gal žinai, ką mes darysime? Na, be abejo, žinau, kad toliau su pomidorais mes darysime tai, ką pasakys mums Tadas. O Tadas pasakys tai, kad mes juos dėsime ant jau čia skardoje esančio sūrio. Beje, nepamirškime, kad sūrį pirkome parduotuvėje vasarą. Nors vasara baigės, bet kodėlgi neišbandžius tokios maisto prekių parduotuvės kaip vasara? Ar žinote bent jau, kur ji yra? Tikrai ne. Ji yra Gargžduose, Vasario 16 gatvėje. Puikiai parduotuvė vasara. Bent jau žiemą gali save pamaloninti netikrai saulės spinduliais sklindančiais iš tos parduotuvės pardavėjų, kurios iš tikrųjų yra puikios nuotaikos. Aš pastebėjau, kad Gargžduose dažnai daug žmonių šypsosi. Taip, nes nematom reikalo liūdėti. Šypsotės. Labai šaunu. Aha. Štai taip iškroviau jau beveik. Paslėpiau mūsų sūrį. Tai sūrio galima dėti pagal skonį. Iš tikro taip. Ir jo gali būti dvigubai daugiau, jo gali būti dvigubai mažiau priklausomai nuo to, kiek žmonių jūs ruošiatės pamaitinti. Šitą, sakykime, užkandėlę, jeigu jau kompanija, kuri netikėtai išpuolė į svečius, nėra labai didžiulė, 3-4 žmonės iš manų pagamina.
Alyvuogės. Sakai, ne rasistas, ar ne? Ne. Bet alyvuogių nemėgsta. Na labai. Pasakysiu vieną alyvuogę, žinau, tau reikia dar supręsti. Kol čia sėdi be darbo, iš tikrųjų galėtum nulupti keletą skiltelių česnako. Kol gytis tai daro. Palikėme jį šiek tiek minutėlį vieną patį. Tegul jis susivokia savyje, ką jis turėtų padaryti. Ir visą tai, ką mes sudėjome į skardą, paskaninkime pipirais. Jų daug nereikėtų iš tikro. Vėlgi, jeigu jūs labai mėgstate aštriai, galite dėti jų daugiau. Ir Provanso žolelių rinkinys. Oi, taigi. Pasirodo, ne? Kiek reikia skiltelių? Porą užteks, ačiū. Čia galima apsimest, kad čia yra šiukšlinė nuberti. O galima ir neapsimesti. Galime neapsimest, pavyzdžiui, paimti lėkštutę. Taip. Ar žinai, Gyti, koks yra greičiausias būdas susmulkinti česnaką, turint mažiausią sąlytį su juo? Drįsiu teikti, jog reikia, šitą mačiau, reikia spausti. Matėjai, ne? Šitą tikriausiai. Jo. Ir ką, ir dėti taip, jis čia viską... Nu dar gal papjausti. Teisingai, tai dar papjausti šiek tiek. Kaip matote, tai yra mažiausias sąlytis su česnaku. Taip, tai yra mažiausias sąlytis. Ir ant viršaus viską paskaninsim. Mėgsti? Nežinau, daug nevalgau, bet tikrai paragausiu. Ir kur mes pirkome šitą? Mes jas pirkome nuostabioje parduotuvėje vasarą, įsikūrusioje Gargžduose, Vasario 16 gatvėje. Tobulą. Būtent. Ir kągi, visą šitą skonį, vasarišką skonį iš parduotuvės vasarą esantį šioje skardoje norėčiau paskaninti labai nekaltų extra virgin, pirmo spaudimo alyvuogių aliejumi. Šlakeliu. Šlakeliu, tai tiesiog labai nedaug. Ir visą tai, kaip čia lietuviškai pasakius, šaunam, ar ne? Aš nežinau, kodėl sakoma šaunam. Na, neaišku, kodėl sakoma, kad šaukim tai į orkaitę. Ir manau, kad tai reikėtų... O, ačiū, jis labai malonus. 15 minučių turėtų šiam patikalui ištekti, 200 laipsnių orkaitė įkaitusi, dedame ir uždarome česnakas bus toliau. Kągi, antroji patikalo gamybos dalis, mums jai reikės vienos didelės rankos ir kompletų didelių pirštų. Ir gražios lėkštės, į kurią mes dėsime patikalą, kuris dar kol kas kepa, bet kiek aš žinau, Gytis turi kažko paklaus manęs. Kadangi turime dar visas 2 minutės kepimo, manau galėtume artimiau susipažinti, ne taip artimai, bet galėtume susipažinti su Tadu. Taigi Tadai. Aš pasistiepsiu taip. Okay. Kogi tu užsiimi? Aš užsiemu viskuom. 9 matai, 10 badas. Ai, bet kai esi kulinaras, tai gal nelabai badas. Kai esu kulinaras, taip nėra bado, nebadauju. Aš šiaip tai dar renginius organizuoju. O, aš čia mačiau, kad taip... Oi, kas čia? Nejaugi tai kortelė? Nejaugi tai vizitinė Tado Grabio kortelė? Taip, tai vizitinė mano kortelė. Labai šaunu ir aš manau, aš ją įsidėsiu į savo karvyčių sterblę. Ir tebūnie ten būna visada. Gerai. Taigi Tadai, ką gali papasakoti apie Gargždus? Ar tai tavo gimtas miestas? Taip, tai yra mano gimtas miestas. Taigi tęskime toliau šį pokalbių šou. Mums liko 1 minutė. Tai ką tu manai apie Gargždus? Nemanau, kad tai yra įdomu. Be abejo, labai teisingai iš tikrųjų, nes Gargždai yra toks miestas, toks geras miestas, tai ką čia daugiau pridursi? Pridursiu, kad tai vienintelis miestas su savo apylinkėmis, rajonas, sakykime, visas. Ir tai yra vienintelis toks rajonas, kuriame gyventojų skaičius auga visoje Lietuvoje. Ar žinai kodėl? Nes jūs mėgstat daugintis? Ne, dėl to, kad tai yra pats geriausias miestas ir rajonas. Labai šaunu iš tikrųjų. Ir ką norėtum dar pasakyti mūsų mėliems žiūrovams? Jeigu jų bus, tai bus gerai. Tai aš jam pasakysiu, žiūrėkite mūsų laidą. Mes čia su Gyčiu stengsimės jūs stebinti nuostabiais, puikiais patiekalais. Ir česnako išlukštenimis. Taip, o kitą laidą
ims vairą į savo rankas ponas Gytis. Ir jis jums pristatys savo firminį patiekalą. Kurį kol kas paliksime paslaptyje, nes mūsų užkepėlė jau ir iškepė. Taip, iškepė mūsų užkepėlę. Ištraukime, pažiūrėkime, kasgi čia mums gavosi. Tas kvapas. Geras? Geras. Kad gal pusės ingredientų aš čia nelabai valgau, bet kvapas geras. Geras. Gerai, tai tiesiog, kadangi jau tu kitą laidą pristatysi savo firminį patiekalą, tau reikėtų pradėti tam ruoštis, šiek tiek nusiteikti, tai aš tiesiog noriu, kad tu padekoruotum lėkštę, sakykime, šiuo nuostabiu patiekalu ir pasiūlytum mūsų žiūrovams paragauti. Daugi ne. Pradėkime pradžiai, be abejo, pasiimkime letenėlės ir kiek įmanoma atsargiau ir sukaupčiau pabandykime išlupti bent vieną gabalėlį. Aš siūlyčiau tau lupti taip, tu tada lengviau užkabinsi sūrį, kuris yra ant dugno. Visiškai teisingai, Tadai, ačiū tau. Laikyti tavo? Bandom. Taigi, imu kairę letenėlę, keliame, prilaikome dešiniąją. Kažkaip sunkiai sekasi, ne? Gal iš abiejų pusių bandykė. Gerai. Tiesiog suspausk ir tiek. Na, didelio grožio, sakykime, lėkštėje nereikia, nes pats patiekalas yra tikrai skanus. Atsakingai kaip per egzaminą. Kadangi, kad viskas matytųsi, aš čia specialiai šiek tiek paskleidžiau per visą lėkštę. Ir manau, reikėtų ko nors papuošti. O štai, kaip tik po ranka mums pasitaikė ši puikiai gėlelė iš Gargždų laukų, kuri, kaip jin vadinasi? Violetinė gėlė. Violetus gėlius. Taigi, dedame ją čia ir kągi mūsų patiekalas paruoštas? Taip, patiekalas paruoštas, bon appetit, mėly žiūrovai. Ragaukit, skanaukitės, gaminkitės tai namuose. O jeigu kyla klausimų, kaip patobulinti šitą patiekalą ar kaip jį, sakykime, pagaminti, rašykite postus po video, ar ne? Taip, net. Aš arba profesionalusis virėjas Gytis atsakysiu jūsų visus klausimus ir galbūt mes atsižvelgsime jūsų nuomonę, jeigu labai norėsime ir paruošime kažkokią tai ypatingą patiekalą būtent su tam tikrais ingredientais, kuriuos jūs norėtumėte, kad mes gamintume, ar ne? Taigi. Skanaus visiems, iki kitų susitikimų. Iki.